Didysis pasaulio prekiautojas, trečiasis ritinėlis. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Oriente jauni buliai kovai arenoje tam tikru būdu tikrinami. Kiekvienas atvedamas į areną, jam leidžiama pulti pikadorą, kuris bado jį ietimi. Buliaus drąsa nustatoma pagal tai, kiek kartų jis atkakliai puola. Nekreipdamas dėmesio į ieties smaigo dūrius, šiandien aš matau, kad kiekvieną dieną mane gyvenimas išbando tokiu pačiu būdu. Jeigu būsiu užsispyręs, jeigu ir toliau stengsiuosi, jeigu eisiu pirmyn, norėdamas pasiekti tikslą, man pasiseks. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Aš atėjau į šį pasaulį ne tam, kad pralaimėčiau. Mano gyslomis neteka nesėkmės. Aš nesu avis, kuri laukia savo piemens paraginimo. Aš esu liūtas ir atsisakau kalbėti, vaikščioti ir miegoti su avimis. Aš negirdėsiu tų, kurie verkia ir skundžiasi, nes jų liga užkrečiama. Tegu jie pasijungia prie avių. Nesėkmių skerdykla nėra mano lemtis. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Gyvenimas apdovanoja kiekvienoje kelionės pabaigoje, o ne pradžioje. Man neduota žinoti, kiek žingsnių turiu žengti, kad pasiekčiau savo tikslą. Nesėkmę galiu sutikti 1000-ajame savo žingsnyje, o sėkmė slypi už kelio posūkio. Niekada nesužinosiu, kaip arti jį yra, kol nepasuksiu už kampo. Aš visuomet žengsiu dar vieną žingsnį. Jeigu jis neduos naudos, aš žengsiu dar vieną ir dar vieną. Tiesą pasakius, žengti vieną žingsnį nėra jau taip sunku. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Nuo šiandien savo kiekvienos dienos pastangas laikysiu kalavijo kirčiu į galingą ąžuolą. Gali būti, kad nei pirmas, nei antras, nei trečias kirtis net nesuvirpins medžio. Kiekvienas smūgis pats savaime gali būti bevertis ir atrodyti visai nereikšmingas. Tačiau net ir nuo vaikiškų smūgių ąžuolas laikui bėgant gali nulūžti. Tai bus ir mano šios dienos pastangos. Aš būsiu panašus į lietaus lašą, kuris dilina kalną, į skruzdėlę, kuris suėda tigrą, į žvaigždę, kuri nušviečia žemę, į vergą, kuris pastato piramidę. Aš pastatysiu rūmus, kraudamas po vieną plytą, nes žinau, kad net maži bandymai nuolat kartojami gali užbaigti bet kurį sumanymą. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Aš niekada nepripažinsiu pralaimėjimų ir išbrauksiu tokius žodžius, išsireiškimus kaip metu, negaliu, nesugebu, neįmanoma, nėra apie ką kalbėti, nepataisoma, nesėkmė, neįvykdoma, beviltiška, atsitraukiu, nes tai kvailių žodžiai. Aš vengsiu nevilties, bet jeigu ši proto liga užkrės mane, aš stengsiuosi perkalbėti neviltį, aš sunkiai dirbsiu ir atsilaikysiu, aš nekreipsiu dėmesio į kliūtis ir žiūrėsiu tiesiai į tikslą virš savo galvos, nes žinau, kad kur baigėsi dykuma, ten auga žalia žolė. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Aš prisiminsiu senovinį vidutinių dydžių dėsnį ir palenksiu jį savo naudai. Aš atkakliai savo kartosiu, kad kiekvienas nepasisekęs pardavimas didina mano galimybę laimėti kitame bandyme. Kiekvienas ne, kurį išgirsiu, priartins prie žodžio taip. Kiekvienas sutiktas piktas žvilgsnis paruoš mane šypsenai, kiekviena nesėkmė, su kuria susidursiu, turės rytojaus sėkmės sėklą. Man nereikia nakties, kad įvertinčiau dieną. Man turi dažnai nepasisekti, kad laimėčiau tik vieną kartą. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Aš bandysiu ir vėl bandysiu. Kiekviena kliūtis man bus kaip aiškus aplinkinis kelias į tikslą ir kaip iššūkis mano sumanimui. Aš stengiuosi ir tobulinsiu savo įgūdžius. Taip, kaip jūrininkas tobulina savo vis mokydamasis suvaldyti audros įniršį. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Nuo šiandien aš prisiminsiu ir taikysiu dar vieną paslaptį tiems, kurie savo darbais pralenkė mane, kiekvienas dienos pabaigoje, nepaisydamas, ar ji buvo sėkminga ar ne. Aš mėginsiu dar ką nors parduoti, kai mintys kvies mano nuovargį kūną namo, aš atsilaikysiu gundymams išvykti, aš vėl mėginsiu
Aš dar kartą pasistengsiu priartėti prie pergalės. Ir jeigu tai nepavyks, bandysiu dar kartą. Niekada neleisiu dienai pasibaigti nesėkme. Taigi pasėsiu rytojaus sėkmės sėklą ir įgysiu nenugalimą privalumą prieš tuos, kurie nutraukia savo darbą nustatytų laiku. Kai kiti nutrauks savo darbą, aš pradėsiu savo ir mano derlius bus gausus. Aš nenuleisiu rankų tol, kol man pasiseks. Aš neleisiu savęs užliuliuoti vakarykštei sėkmiai. Nebūsiu patenkintas, nes taip dedamas pagrindas nesėkmiai. Aš pamirsiu praėjusios dienos įvykius, nesvarbu, ar jie buvo geri ar blogi, ir sveikinsiu naują dieną, įsitikinęs, kad tai bus puikiausia mano gyvenimo diena. Aš stengsiuosi tol, kol turėsiu jėgų. Dabar aš jau žinau vieną iš svarbiausių sėkmės taisyklių. Jeigu atkakliai ir pakankamai ilgai nenuleisiu rankų, laimėsiu. Aš pasiryžęs nenuleisti rankų, aš pasiryžęs laimėti. 3 ritinėlio pabaiga.